Laidą pristato. Kad mažas sėklų pakelis virstų dideliu džiaugsmu. Žalia stotelė, viskas sodui ir daržui. Laidoje Svajonių sodai garsi aktorių pora Aldona Bendoriūtė ir Nerijus Gadliauskas. Ačiū, kad aplankėt, mėly sveteliai, netingėkit, dirbkit, jauskitės kaip namie, nepamirškit, kad svečios, trešnės patvarkykit. Šiltnamio įrengimas, remontantinių braškių auginimas su plėvele, vejos priežiūra. Sveiki, sveiki! Geriausi visų žiūrovų linkėjimai nuostabiai Gadliauskų šeimai. Labą dieną. Čia laida Svajonių sodai. Sveiki visi. Ir šiandien gerbiamą Aldoną ir gerbiamas Nerijų mes atvažiavome patarti jums. Ar turite klausimų mūsų sodininkams, mūsų laidos specialistams, kurie konsultuoja apželdinimo, daržo įrengimo, braškyno įrengimo, sodo įrengimo klausimais? Tai žinoma, klausimų visada yra daug. Dabar mes matom, iš tiesų jūsų yra labai graži teritorija. Prižiūrit veją, prisodinta vaismedžių. Papasakokite, kada pradėjote? Prieš kiek metų čia įsikūrėte ir ar turit laiko tvarkytis, nors sutvarkyta viskas labai puikiai? Kiek mes čia gyvenam, kokie 8 metai. Jeigu puikiai sutvarkyta, tai... Tai gali važiuoti namo? Važiuokit namo. Pažiūrėjot. Padarom pačerką ir... Nežinau, nieko neatsimenu, pasakot. Kokie, sodeliai, kokie 5-6 metai. Ne viskas iš karto yra sodinta, palaipsniui. Beržas iš karto praktiškai atsirado. Norėjosi savo daržovių. Ką auginate? Viskas, kas pas mus auga. Tai pomidorai, agurkai. Pomidorai, agurkai, moliūgai, morkos, svogūnai, burokėliai. Dažniausiai, aš kaip žinau, daržo labiau vyrams reikia. Sako, man čia reikia, kad svogūnėlis būtų, kad agurkas būtų. Kaip pas jus šeimoje yra? Reikia ir vyrui, bet... Tiesiog vyrai reikalauja daržo. Ne, nieks nieko nereikalauja tiesiog. Smagu jį turėti ir rauti iš savo daržo vasarą viską, o ne iš parduotuvės vežti. Sakykit, Nerijau, matosi iš tikrųjų didelė vieta palikta krepšiniui. Tai čia yra jau jūsų veikla? Nu, matot, stovi krepšinis, daug vietos yra ir sodas irgi. Aš manau, kad mes tos krepšinio vietos, tos aikštelės negalėsim užsodinti, nes mes šiandien... Jo, neužsodinkit dar kol kas. Nes mes šiandien paruošėm jums dar kolekciją papildyti vaismedžiais ir vaiskrūmiais. O kas jūsų šeimoje, kas sodina, kas geni, kaip pasirinkot veisles? Oi, nesirinkome mes jokių veislių, tiesiog, nes nieko apie jas iš tikrųjų tai neišmano. Kad būtų ankstyvas vaisius, vėlyvesnis. Ar pavasarį valgomas, tarkim apie obuolius kalbant. Nu taip, rinkomės atsitiktinai, mes visos obelis ir bei krūmus atsivežėm kai kurios iš kaimo. Šiaip, nuvežioja į sodą, neišmanydama žmogus, taigi paprašo į sodininką, arba medelyno darbuotojo. Ką galit pasiūlyti, kas čia mums užaugs, kas uždėrės, kas mažiau prižiūrėti reikia ir taip toliau pasiūlo, pasisodini ir paskui žiūri, kas būna. Jo, sodinom ananasinę obelį, bet ananasą nesulaukiam. A gal ant obelės ir neužauga? Ananasinio obuolio nebuvo, ne vieno. Populiariausių lietuviškų televizijos serialų Moterys meluoja geriau ir pamirš mane žiūrovai patvirtintų, jog aktoriai Aldona Bendoriūtė ir Nerijus Gadliauskas viena žymiausių porų Lietuvoje. Tačiau jiems tokia žinomumo našta nėra įdomi. Jie kuklūs ir savo vaidmenų televizijos serialuose nesureikšmina. Abu sutuoktiniai dar nustebins laidos Svajonių sodai žiūrovus savo darbštumu ir tvarka jų namų kieme.
Nerijus tai kaimo vaikas, aš tai daugiau tokia asfaltinė, nors vasaros vaikystėje nieko, buvo aš vienkinė. Mėščiunką pavyko išmokyti. Na jau mane čia mokė. Ir ką jūs išmokėt savo žmoną daryti? Nu, pasižiūrėkit, koks daržas, kaip sutvarkyta Nieko aplinka, ten nėra, kambariai, tuščia. viskas blizga. Labai džiaugiuosi tuo, savim didžiuojas. Pas žinomus jaunimo teatro ir televizijos serialų aktorius Aldoną Bendoriūtę ir Nerijų Gadliauską atvyko didelė pagalbininkų ir patarėjų komanda. Šiandien patarsime, kaip įsirengti patogų šiltnamį, kaip tvarkyti šunų nuniokotą veją, kaip sukurti žemuogių koloną ant ratukų ir kaip auginti remontantinės braškes. Nuo braškių ir pradėsime. Šiandien mes iš tiesų parodysim tokį būdą, kur iš tiesų labai paprasta ir lengva užsiauginti braškių. Nereikia ravėti. Jūs esat labai užimti žmonės. Ir jums tas ravėjimas iš tikrųjų, tai aišku, tai yra malonumas irgi tam tikrą prasme įkišti į žemę rankas, bet su braškėm yra darbo pernelyg daug. Labai daug, taip, ir ūsai, ir piktžolė. Ypač smilgos, kai užsiveisia, tai... Tai gerai, tai dabar jūs parodysit svajonių braškyną, kaip įsirengti svajonių braškyną, taip? Man jis natūralus braškynas. Jums natūralus, o mums visiems, iš tikrųjų sodininkams mėgėjams, tai yra svajonių braškynas. Tai kokia ta dabar, ką reikia daryti? Kaip tas? Pirmiausia, tai žemė čia jau nuo piktžolių paruošta. Reikia labai gražiai. Jo, labai graži. Tai mes iš karto išbersime trąšas, kas privaloma, nes paskui, kai jau pakruosime plėvelę, tai jau nebebus taip jau lengva padaryti. Tuo pačiu išbersime biohumusą. Tai labai gera organinė, natūrali, ekologiška trąša. Bet mes su agrodanga darysime vieną lysvę. Ir tokią lysvę galima būtų panaudoti ne tik tai žemuogių braškių auginimui, bet ir daržovių auginimui. Kokių daržovių? Kopūstėlių ar ne? Ne, kopūstėlių tai ne. Salotėlių, ridikėlių ar kokių? Būtent tų, kurių vaisiai guli ant žemės. Tai gali būti agurkai, patisonai, cukinijos, kad renkiesi paskui nepuvinus švarius vaisius. Ūkininkas Ritas Kvietkus netrukus suformuos lysves, kurios bus uždengtos 50 mikronų storio agrodanga. Ir čia bus sodinamos remontantinės braškės, kurios derės iki pat rudens. O kol kas vyksta žemės paruošimo darbai. Prieš braškių sodinimą dirva turi būti sukasta išrinktos piktžolės. Ūkininkas sako, jog braškės čia augs maždaug 3 metus, todėl augalų augimui reikalinga daug maisto medžiagų. Į dirbą bus suberiamos ekologiškos trąšos kondit ir Kalifornijos sliekų perdirbtas biohumusas. Biohumusas gerina medžiagų įsisavinimą, pirmiausia iš dirvožemio. Jisai jau pradinės stadijoje gerina taip pat ir šaknų vystymąsi. Automatiškai, kuo daugiau šaknų, tuo didesnis augalas jis gali paimti daugiau maisto medžiagų. Ir tada visą tą perėjimo laikotarpį turi vienodas fizinis jėgas, kaip jeigu tai galima įsireikšti. Toliau skatina žiedynų susidarimą ir formavimus. Aktorių Aldonos Bendoriūtės ir Nerijaus Gadliausko namų kieme bus atnaujintas ne tik braškynas, bet ir pastatytas dar vienas šiltnamis, kuriame bus auginami agurkai, pomidorai ir prieskoniniai augalai. Kaip tai padaryti, mums pasakoja bendrovės Gampre komercijos direktorius Gintas Simonavičius. Gegužės mėnuo tai yra tas mėnuo, kai mes jau nešam į šiltnamius daržovės, daigus arba sėjam sėklas. Ir kiekvienas tikimės labai didelio derliaus. Tačiau tas derlius iš tikrųjų labai didelio dalim priklauso ir nuo to, kokią mes šiltnamį auginam, ar ne? Taip, priklauso. Paprastai pas mus pirkėjas yra iš seno įpratęs, kad šiltnamis turi būti didelis, masyvus, toks gargaras, o iš tikrųjų turėtų būti klausimas, ar daržovėms tokio didelio reikia. Paprasčiausiai gal joms užtenka mažesnio, simpatiško šiltnamuko, nes varpyti reikia žmonėms, prižiūrėti reikia žmonėms. Plėvelinių šiltnamių privalumas yra tas, kad jie yra labai pigiai sumontuojami, greitai pastatomi, pigi savikaina, bet automatiškai vaizdas atrodo nekaip. Kur mes dažniausiai sutinkam plėvelinius šiltnamius? Kur nors užkištus už ūkinių pastatų, už medžių paslėptus, nes jie vaizdo nesuteikia.
Ir galbūt ir dabar žmonės, kai skiria daug laiko, daug pinigų, puoselėja aplinką, atėjo laikas atkreipdėmės ir šiltnamį, kad jo nereikėtų gėdytis, kad jis būtų gražus, simpatiškas, estetiškas, lengvas, nesunki konstrukcija, lengva konstrukcija ir tokio dydžio, kad užtektų ir augalams, ir pilnai daržovių šeimynai. Aliuminio konstrukcijų šiltnamių pagrindinis privalumas, kad jie yra ilgaamžiai, jie nerūdyja, nebijo agresyvios aplinkos. Po to rimti gamintojai visą laiką padaro maksimaliai pritaikomą kiekvienam žmogui. Kad būtų galima parišti gražiai, nereikėtų daug virvių kabinėti, kad pririštų augalus. Kad būtų lengva prižiūrėti, nes vis tiek šiltnamius reikia dezinfekuoti. Ir jeigu bus aštrus kraštai profilių, tai juos yra labai pavojinga prižiūrėti, nes galim susipjaustyti rankas. Polikarbonato plokštės yra paskutiniu metu labai stipriai populiarėja. Polikarbonatas tai būtent danga. Jos pagrindinis privalumas yra, kad jinai turi kamerą. Yra 2 sienelės. Išorinė ir vidinė, o viduje yra tuščias oro tarpas. Ir dėka šios kameros, kai lauke temperatūra vėsta, šiltnamio temperatūra nesikeičia. Ir žymiai ilgiau išsilaiko stabili oro temperatūra, kas yra labai naudinga augalams. Dėl fizikinių dėsnių renkasi kondensatas. Ir kur šilta, kur drėgna, įsimeta pelėsiai, dumbliai įvairiausi. Tai vat čia yra toks būtinas momentas, kad reikia apsaugoti, juos izoliuoti kanalus. Yra profiliai. Profiliuose yra specialūs bėgeliai, į kuriuos veria svaršteliai. Įveriam ir nutraukiam iki reikiamus vietos ir prisukam. Viskas atrodo paprasta. Yra instrukcijos, tikrai sumontuoti nėra sudėtinga. Šiltnamis bus sumontuotas per bene 3 valandas. Nepatyrusiam sodininkui mėgėjui tai užtruktų kiek ilgiau. O mes tuo tarpu pasidairykime, kaip savo namų kieme tvarkosi darbšti aktorių šeima. Prieš bene 6 metus jie pasisodino savo sodą. Obelų, kriaušių, slyvų, trešnių, įvairių krūmų. Visko, ko reikia 4 asmenų šeimai. Žinomiems aktoriams ir 2 jų sūnums. Mūsų laidos konsultantas Aleksandro Stulginskio universiteto agronomijos fakulteto docentas Algirdas Amšiejus netruko pastebėti, jog vaismedžių pomedžiai tiesiog pavyzdingai sutvarkyti. To galėtų pasimokyti daugelis sodininkų mėgėjų, sako jis. Aktoriai Aldona ir Nerijus patys prižiūri savo sodą. Tačiau kaip teisingai genėti paaugusius vaismedžius, patars Algirdas Amšiejus. Daugelis sodininkų paprastai nežino, ką daryti su pernelyg išbėgusiomis šakomis. Abrikosas, aš matau, kad jis yra pasodintas tikrai prieš metus laiko, nes... Pavasaris. Taip, pernai pavasarį. Dabar matot, koks dalykas, kad, reiškia, va tas išbėgimas šakų, jis per metus kiek užaugo. Tai reiškia, jeigu jūs būtumėt nupjovę į birželio mėnesio pirmoj pusėje, birželio 10-15 patrumpinę vienmetį ūglį. Va taip va būtumėt patrumpinę 30%. Tai jis čia būtų prileidęs va tokių trumpų šakučių, va, matot daug. Ir čia visur žiedai. Kaip matot, mes čia žiedus turim tik tai ant kai kurių. Ir nėra tokių kekių, kadangi jis visą energiją atidavė augimui. Taip, dabar tas nupjovimas reikėtų irgi labai įdomu. Reiškia, jo negalima viso nupjauti. Niekaip negalima. Abrikosus reikia genėti birželio mėnesį. Negalima dabar pjauti. Jeigu mes daugiau norėtum. Mes jį galim dabar tik tai nupjauti va tokią va tokį galiuką. Tokį vadinamą, šitas genėjimas vadinasi trumpinamasis genėjimas. Trumpinamasis genėjimas. Va tokio nereikėtų visai pjauti, nors jis auga į vidų. Tai jį reikėtų trumpyti ant šoninės šakutės. Va šitaip va, kad jis biškį į šitą pusę eitų. Bet čia jau šitas birželio mėnesį reikėjo, ar ne? Ne. Čia yra birželio mėnesį, dabar išleis čia daug ūglių. Birželio mėnesį. Ir leis visą vasarą, bet birželio mėnesį reikia patrumpinti, kad jo neleist. Tokia yra taisyklė tų kaulavaišių žydėjimų, reiškia derėjimui. Genėjimui ir derėjimui. Nes jeigu ūglys yra ilgas, vaisinių žiedų nelauk. Jeigu ūglys ilgas. Jeigu šakutės yra trumpos, tai tų žiedų visą laiką bus daug.
su visais kaulavaisiais. Aktoriai įsitikinę, kad jų jauną vaismedžių sodelį užpuolė vėžys. Jie patys tvarkė pažeistus kamienus. Algirdui Amšiejui teks nustatyti, kas nutiko vaismedžiams. Nu, kad Šitą, pavyzdžiui, labai, sugraužta, kaip čia, vėžio turbūt. Nu, vat, kas čia matot, yra dar vienas dalykas. Dabar tos visos žaizdos, reikėtų dar pirmiausiai pasiaiškinti, ar tai yra vėžys. Čia, kaip suprasti? Jis turi tept rankas. Vėžio oda yra atsipliaučiajus aplink žaizdelę visą ir yra juoda. Jį vat paėmė rankom ir tepa rankas. Tepa. Jis toks mikogrybai, ten grybienas, poros, tepa rankas. Jeigu jį yra tik tai oda pratrūkus ir netepanti, tai yra pažeidimai saulės, šalčio ir tai nėra vėžys. Nes yra toks vienas dalykas. Dabar dar vienas dalykas. Čia, kad ir tvarkytos žaizdos, kaip matot, jos yra įskustos, išgenėtos, bet žaizdos turi būti išgenėtos, sutvarkytos, įskustos ne rudenį. Nes rudenį medelis miršta. Nu, ramybės stadijoje jis negyvena pats. O dar dabar, sakysim, dar būtų per anksti šitą dalyką daryti. Jis kaip pradės augti medelis. Pumpuras sprogsta ir pradeda augti. Tada žaizdelės tik pratvarkius, jis pats iš karto užgyja. Žinot, dar patipė dažais, vaistais, bet yra liaudiškas, tai yra molis, tik tai sunku tas to karvė dabar. Žinot, visi įsiskerdė Europos Sąjungai, paskerdėtas visas karvės, bet reikia šviežio mėšlo karvės, pakakotus kakos. Bet šviežio. Šaltinio turim. Šviežio, turi palaukti, kol tau šviežias ateina. Ir tepti dažais? Ne, ir tada per pusę su moliu padaryti tokią tirštą grietinę košę. Ir pats geriausias. Užtepiai ir afinioji maišinę medžiagą. Kitaip sakant, maišinė, techninė medžiaga vadinasi, meškavyną, kaip anksčiau vadindavom, ne? Maišo medžiaga, kad kvėpuotų, negalim kitaip. Uždėjai, antroji vasaros pusėje nurišai, visos žaizdelės susitraukia gražiausiai. Aišku, kad visa šita žaizda užaugs, neteisybė, bet kraštai apauga. Toliau laidoje matysite. Žmonės labai dažnai klausinėja, vis kaip nuogirdos ateina. Toks klausimas, o jis ir gyvenime yra toks kvailas, kaip filme, tai tikrai ne. Ir patarimai, kodėl vaismedžiams būtinas kuolas, kaip sutvarkyti gyvūnų nuniokotą veją ir kaip auginti remontantinės braškes. Likite su TV3 ir laida Svajonių sodai.